Sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Taigi, šiandieną mūsų rubrikoje Ekipuotės kampas mes pažvelgsime į arčiau į šarvinę liemenę. Taigi, nieko nelaukus, pažiūrėkime, kas yra šarvinė liemenė. Taigi, štai čia yra Mustango šarvinė liemenė. Taigi, pati liemenė ir jos komplektacija, greitai mes ją prabėgsime. Tai yra 511 liemenė, olive green spalvos. Tikrai matytas modelis ne pas vieną karę ir šaulį, kas ant jos yra sukomplektuota ir uždėta. Pažiūrėkim. Tai turime 3 dėtuvių dėklus iš Matuza Tactical greitukės. Tada po jomis mes turime Matuza Tactical kabiką. Po kabiko turime turniketą. Ramiai, žinau, čia ne ką turnikėtas. Čia yra tiesiog mokomasis turnikėtas, kurį aš naudoju per pratybas. Jis yra tik mokymo tikslams ir viskas, nes tikrai gero ką turnikėtų nenori naudoti ir jo draskyti. Visi ką turnikėtai pas mane yra sudėti AIFAK'e arba kitaip PMP dėklė. Tada turime ant šono tiek vienoj pusėje turime dėtuvės dėklą Lenkų gamybos, tiek kitoje pusėje turime dėklą, tai mes jau turime 5 dėklus dėtuvėms. Tada pasižiūrėjus į dešinę pusę, apart dėtuvių dėklo, mes taip pat turime dėklą racijai. Pažiūrėjus į kairę pusę, taip pat minėtas dėklas. Ir tada turime jau jums matytą Matuza Tactical PMP Mod 2 pirmosios pagalbos reikmenų dėklą. Šitas video yra pas mus paleistas tikrai, galite eiti pasižiūrėti. Užeiti, pažiūrėti šito dėklo apžvalgą. Tikrai jinai yra ganėtinai išsami. Toliau. Nugaros pusėje mes turime Pentagono mini kuprinėlę. Jinai yra modulinė. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes ją galime nešioti kaip paprastą kuprinę. Jinai turi šleiką, susisega arba šleikas visas nusikonstruoja ir mes galime ją palsmolio sistema prisisekti prie nugarinės, kaip pasakyti, platformos ant šios liemenės. Ši liemenė turi 4 lygio plokštės tiek priekyje, tiek gale. Kodėl būtent tokia komplektacija? Tai yra nauja komplektacija, aš ją viską persikomplektavau po individualių įgūdžių kurso, kur teko daug klupti, bėgti, griūti, versti, šliaužti. Ir prieš tai turima komplektacija buvo ganėtinai nepatogi. Tikrai kaip inkaras ariau žemę arba plūgas ariau žemę, tai buvo tikrai nepatogu. Ir tada visas permąstymas ir visas algoritmas galvoje pasikeitė ir pradėjau visai kitaip komplektuotis. Iš pradžių čia buvo labai didžiulis administracinis dėklas, tai aš tą dėklą tiesiog nuėmiau, jį pakeičiau į kabiką, kad jisai kabėtų po apačią, po pilvo sritim. Ir taip sumažinant pačios liemenės profilį. Vietoj 2 dėtuvių pakeičiau į 1 dėtuvės, tai vadinasi, kad galiu sudėti tik tai 1 dėtuvę, o ne 2, tai vėlgi mažinant profilį. Bet tą darydamas praradau 1 dėtuvę, nes dabar ant priekio galiu turėti tik tai 5 ir tada, aišku, ko pasekoje persikomplektavau visą karo diržą. Karo diržo video galite pažiūrėti, taip pat pas mus yra paleistas. Pažiūrėti šiek tiek, jisai buvo išleistas anksčiau, tai galite pažiūrėti tą komplektaciją. Ir pats pagrindinis aspektas buvo kuo mažesnis profilis ir kad būtų patogu šliaužti, gulėti ir vartytis. Dar taipogi šitoje liemenėje yra pakeisti šonai. Tai šonus pakeičiau darydamas video šito, kaip pasakyti, šito paučo viso pakeičiau šonus, tai yra Matuza Tactical greitų nuėmimo šonai. Ir turbūt nieko nelaukus pasižiūrėkime, kaip šita liemenė atrodo ant manęs ir koks jos profilis. Dar norėčiau paminėti, buvo komentaras parašytas, kaip dėjau Matuza Tactical greitukės ant šitos liemenės, darydamas prieš tai video. Buvo paminėta, kad galimai galima pamesti dėtuvės. Pamesti dėtuvės, nebeturėsi. Šiaip tai pažiūrėjęs iš pirmo žvilgsnio, jeigu aš paimčiau šitą tuščią dėtuvę, apverščiau ją ir įdėčiau atgal į dėklą,
Pats dėklas yra ganėtinai iš tikrųjų gilus, kaip matote. Tik tai dėtuvės išlenda, dar taipogi turime štai šito, kaip pasakyti, šlekę, kuri prilaiko pačią dėtuvę. Ir taip pat dar galime tą dėtuvę mes labiau suveršti. Kad pati dėtuvė išgriūtų iš čia, aš manau, yra mažai šansų. Bet galime palyginti su jau turima Lenkų gamybos laikikliu, kuris neturi nei, kaip pasakyti, nei šitos tampraus liežuvėlį, kuris prilaikyti dėtuvę. Tai įdėjus šį dėtuvę tikrai jinai yra šiek tiek netokia gili kaip Matuza Tactical, kad iš čia iškrisi ir pamesiu dėtuvę yra tikrai daugiau šansų, bet jinai taipogi yra suveržiama ir čia yra plastikiniai šonai laikikliai, tai jinai yra ganėtinai tvirta. Su šita dėtuvė, su šituo dėklu teko per geriausius skyrio varžybas praarti tikrai ne 1 metrą ir jinai tą atlaikė ir tikrai nepamečiau net dėtuvių. Tai viskas yra įmanoma gyvenime. Bet žiūrint taip, nemanau, kad tas dėtuvis bus pamestas. Jeigu, aišku, gerai bus, kaip pasakyti, gerai bus įtempta gumytė, viskas gražiai suvaržyta, tai tikrai jūs neturėtumėte pamesti jokių dėtuvių. Taigi, nieko nelaukus, pasižiūrėkime, kaip ši liemenė atrodo ant manęs ir koks jos profilis. Taigi, štai, liemenė jau ant manęs uždėta ir kaip matote, kaip minėjau, pats kabikas vietoj administratoriaus kabo po apačią, po pilvu ir tikrai jisai susilygina su pačiu profiliu. Atsigulus ant žemės tikrai yra patogu. Prie šitų šoninių dėtuvių dėklų taip pat galima lengvai prieiti. Jeigu mes turime pilną susidėję ekipuotę, štai čia ir tikrai aš galiu su ginklu šaudau, galiu paimti ir pakeisti dėtuvę, jokių problemų, tiek vienoj pusėj, tiek kitoj pusėj. Prie racijos priėjimas irgi yra geras, prieš tai turėjau raciją, bet buvo kiti šonai, turėjau raciją padėjęs prie pat, kaip pasakyti, į nugaros pusę, tai šiek tiek buvo nepatogu paimti raciją. Dabar aš raciją galiu drąsiai įsitraukti, nusireguliuoti, ką man reikia pakeisti dažnį ir atgal įsidėti. Ir taipogi iFakas, medkitas, aš jo iš tikrųjų lies šiaip neturėčiau, tai jis yra man skirtas naudoti kito kario arba mediko. Tai, kaip matote, pati komplektacija būtent ir tam skirta, kad sumažinti profilį. Tas profilis vis tiek išlieka, tu nuo jo niekur nepabėgsi. Ar tai būtų mano galutinė versija šitos liemenės? Turbūt ne. Pratybos, keisis užduotis, turbūt bus perkomplektuojama. Ta liemenė ne kartą ir ne 2. Šiam momentui, aš manau, tai yra optimalus variantas dabartinis, kuris man tinka. Ir šiandien būtų tiek. Ačiū Jums, kad žiūrit, ačiū už klausimus. Jeigu turite klausimų, parašykite komentaruose. Aišku, palaikykite video. Jeigu Jūs pas mus lankotės pirmą kartą, sveiki atvykę. Ir nepamirškit prenumeruoti kanalo. Visą šitą liemenės aprašymą su nuorodomis, kur būtent įsigyti tam tikro modelio įrangą, bus viskas aprašyta pas mus Facebook puslapyje. Mūsų Facebook puslapį galite rasti mūsų kanalo aprašyme, ten yra nuorodos į Facebook puslapį, į Instagramą, į Patreoną ir į Contribui. Ačiū mūsų Patreonams, ačiū būsimiems Patreonams, ačiū Contribui. Ir tikrai galite nueiti, pažiūrėti, mus paremti. Gausite visokiausių, kaip pasakyti, ankstesnio turinio, negu paleidžiame mes YouTube'ai. Galėsite pažiūrėti ir dar visokiausių kitokių benefitų. Tai ačiū Jums ir šiandieną tiek.